Tai va, tai iš tikrųjų labą dieną, dar mes čia pasišnekėjom, apšylom su visais, bet dabar norėtumėm trumpai pristatyti, kas su Eugenija mažiau buvo susidūrę, ir mažiau kas pažino, nes jaunimas vis tiek gal šiek tiek prasilenkė. Tai norėtumėm jūsų patirtim pasisemti ir trumpai įvedant, aš pats žinojau, kad Eugenija yra fantastinė advokatė, bet kai pradėjau skaityti biografiją, tai tik gūžėsi, tik žiūri, kad dar čia, tiesą sakant, yra iš ko mokytis keliem gyvenimam į priekį. Tai jeigu trumpai, tai vėlgi, gal Eugenija paskui mus patiksins biškį, ir mes čia teisingai perskaitėm, bet kad... Ar ko neperskaitėm? Ir ko neperskaitėm, dar ko ne viską parašom. Kas Plepėtas. Dar ir moteris, lietuvių paslapčių, Tai va, tai mes ką radom, kad šaknys eina nuo Labanoro, ieškojom irgi iš kurios pusės, ar čia Aukštaitija, Žemaitija, bet Labanoras yra. Ir kad viską Eugenija darė labai greitai, nelaukdama nieko kitų, tai ir 21 metų susituokė. Čia iš tikrųjų jaunųjų advokatų tarp irgi čia aktualus klausimas, kada čia šitą žingsnį žengti. Tai Eugenija nelaukia nieko. Iš karto vaikučiai gimė, net mokantis universitete jau teko su vaikučiais ant rankų mokytis. Iškilęs buvo klausimas biografinis, ar iškart teisę studijavo, ar dar buvo prieš tai? Aš sakau. Taip. Va. Ketvirtam. Taip, kadangi suprantat, vyras išėjo į armiją, palikau su vaiku ant rankų ir supratau, o ką aš darysiu? Su tuo Visą gyvenimą menų mokiausi, bet paskui taip žinai ateina praktiškas toks pamastymas, o ką aš toliau gyvenimo darysiu? Plakatus piešiu, Pilies gatvėje paveikslus pardavinės, seniaugi nebuvo. Galerijų nebuvo to meno tokios, meilės menui tokio, net mados, būtų kolekcionierių. Ir tada aš sugalvojau, o gal man reikia teisę studijuoti, nes buvau humanitaras visiškas. Ir taip ant fuksto įstojau, nors konkursas buvo kažkoks milžiniškas. Bet sprendimas pragmatiškas. Labai. Tai va, o sekantį žingsnį su pragmatizmu jau nebe visai toks pat, nes atkūrus nepriklausomybę dirbot pirmojoje vyriausybėje, čia irgi retas, kuris gali pasigirti tokiu dalyku, Prekybos ministerijos juridinio skyriaus viršininkas žinybinio arbitražo arbitrė. Ir čia kaip jūsų interviu buvo parašyta, kad į vyriausybę ėjo dirbti iš idėjos ir netgi už mažesnį algą negu tuo metu kito įmonėje. Tai va, idealizmas vis tik tais nebuvo svetimas. Ir tada, kas jau čia visiems šiem laikam mato daro įspūdį didžiuliai projektai, tai pas jūs jau atskiras lapas yra. Kokiuose projektuose teko dalyvauti, vyriausybės patarėjai didžiausiose privatizavimo projektuose TEO, Lietuvos jūrų laivininkystės, Rytų vakarų skirstomieji tinklai, Lietuvos dujų, Mažeikių nafta. Ten buvo ta tarptautinių korporacijų kaip Coca-Cola, kurią čia geriam dažniausiai. Mars, Philip Morris, Sikor Biotech, Svenska Petroleum, Procter & Gamble ir kitų patarėjų teisės klausimus. Žodžiu, kyla klausimas, ko jūs nekonsultavote. Beveik visus jau čia. Nuo mažmenininkų iki gamintojų informacijos. Ir? Suprantat, gerai, paskui, bet kai pradėjau dirbti, tai iš esmės užsienio investuotojais dirbom. Tai pagrindinės sritis. Daugiau mažiau. O nuo 2000-ųjų, atsirado daug ir Lietuvos jau tų verslininkų, kurie turėjo stambės įmonės su užsienio, turėjo kažkokių reikalų, teko tada taip diversifikuoti tų klientų. Jau į Lietuvą grįžti. Ir grįžt labiau prie Lietuvos. Taip, ir savo gyvenimo Oskaru vadinat The Best Managing Partner of 2017 metų. Čia kaip vienas rimčiausių pasiekimų įvertinimų. Čia ne tik Lietuvos jau mastu, bet čia yra pasaulio mastu. Europiniu mastu, kad Europoje lyg tai du tik tai žmonės tokį yra gavę, tai vat vienu iš mūsų prieš mus sėdi. Taip, ir Lietuvoje jau čia, kai tą europinį vertinimą, kai turime, jau čia Lietuvos galim nebevardinti, bet irgi pripažinta tarp geriausių 300 moterų teisininkų pasaulyje žurnalas Valstybė ir tarp įtakingiausių moterim Lietuvoje mini Valstybė žurnalas. Čia kas jau buvo Reikia kuklintis. Taip. Niekada neturėjau kažkur dar šalia savo profesijos kažkokį įtaką daryti, bet duoda pripaišų. Tai va čia ir bandysim dabar sužinoti, kaip nesiekiant pasiekti to, ką jūs pasiekėt, specialiai neturint tikslo pasiekti to. Taip, ir kas man labiausiai įstrigo, tai kad jūsų teiginys yra, aš nesu perfekcionistė, bet kaip to visą pasiekti, nesiekiant perfekcionizmo, mums labai patarimas ir būtų įdomus.
Kaip tik galima to ir pasiekti. Lengviau. Perfekcionizmą, nes mane amerikiečiai mokė. You have to be reasonably good, but you Okay. cannot be perfect visuose srityse. Tai va, aš to ir vadovauju. Ar šitą jau turėsiu Supranti, rašyti? kad esi perfect, reiškia niekur nebekyli. Taip, nebetobulėjai. Va, perfekt ir tada tu niekur nejauti, bet tu turi būti pakankamai geras. Aišku, savo profesijoje visą laiką sakiau jaunimui, turi būti geriausias, nes kitaip kitaip tu būsi eilinis pats. Dar didelė eilė. Tai va čia, kas liečia profesiją, tai taip. Bet kituose projektuose, dalykuose, tu negali stengtis. Aš matau, iš visos karjeros vienintelė spraga yra. Nemačiau Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos. Manau, kad išauginau, tai net Bernotovą susitikau iš Glimstedu, čia prieš porą dienų vos sako, žmonai pristato, žiūrėk, sako, čia mano mokytoja, net susigėliau. Buvom kolegos, kokia čia jau mokytoja. Tai va, ir čia, kadangi apie visą gyvenimą, manau, turėtume dvi parašnekėti ir būtų apie ką šnekėti, bet mūsų čia šitoje vietoje įdomiausia, kaip tas advokato kelias. Tai advokato kelias 92 metais prasidėjo nuo McDermott, Will and Emery, amerikiečių kompanija, ir čia ko gero buvo viena pirmiausia, bet tai vienintelė. Va, Pabaltijai pirmoji, nu ir ką dabar pakeitusi pavadinimą, tęsia toliau veiklą. Aš niekada nesvajau būti advokatė. Mano teisininko karjera prasidėjo nuo darbo teisme, tai tą advokato darbą, tiek iš teismo mačiau. Teisme dirbau 6 metus įvairiausiuose amplua, bet esmė tokia, kad atsitiko vienas toks nenumatytas atvejis, pasiūlė man važiuoti teisėją į Kauną dirbti, o mano visa šeima Vilnių, aš labai užpikau, tempiau turėti ir išėjau iš to teismo. Ir taip aš susidūriau su ūkinė teise, dabar esu verslo advokatė, tai mano pirmas ekskursas buvo į tą verslą, pradėjau dirbti tokioje importo eksporto kompanijoje Lietuvoje, kur importuodavo į Lietuvą Suomija, Vengrija, tos specialistinės šalis. O mes paskirstydavom ir vienu žodžiu buvo arbitražai, jau tokie tarptautiniai, ir anglų kalbos reikėjo, ir taisyklės tuo metu galiojančias suprasti. Tai taip, aš ir dirbau keletą metų, o po to, aišku, tai atsirado pirmoji vyriausybė. Ir dirbau tuometinėje prekybos ministerijoje, kuri transformavosi su laiku į materialinių išteklių, dabar į ūkio, įvairiai transformavosi, bet kaip aš nuėjau dirbti, tai tikrai iš idėjos, nes tada, supraskit, kad visus metus mes dirbdavom iki pietų, o po to iki vėlumos, iki 6-7 prie parlamento stovėdavom, nes tuo metu rusų armija išeidinėjo ir mes savo ministerijos sargyboje stovėjom, visos ministerijos turėjo tokią rutiną, kad jūs žinotumėt. Ir žodžiu buvo ten visokių nuotaikų, tai tankai važiuoja, tai šaudys, o mes taip visi krūvoj stovėdami. Tai sausio 13, kurioje pasitikot irgi. Jo parlamento žvyras prie bokšto. Suprantat, bet mes tą darėm iš idėjos, aš labai rimtai sakau, nes aš gaudavau 3 didesnį atlyginimą dirbdama savo toj eksporto importo kompaniją. Nes aš galėjau imti baudas iš pramonės, už nekokybiškus maisto produktus, nurašinėti. Man tik sėdavo procentas ir tai buvo įstatymus sureglamentuoti. Tai aišku, aš gaudavau maždaug 3 ministrų algas. Kai čia nueini, tai, žinai, darbas 24/7, nes visi teisės aktai, nuo nulio viską pradėti reikia, kurti sistemas, žodžiu, ten. Žodžiu, kito lygio darbas. Tai išmoksti dirbti, supranti, kas yra Nuo nulio, supranti, jeigu tu nepadarysi, neperžiūrėsi teisės akto, nepakomentuosi, nesudėliosi. Įmonių teisė, investicijų įstatymai, visokie, nežinau, privatizavimo įstatymai, pirmą versiją kūrėm. Ta prasme, tai aišku, kad jeigu tu neparašysi ir ta grupė, kuri pareigota neparašys, tai nieko ir neatsiras, o visi stuksi nugarą reikia privatizuoti, reikia ūkį reorganizuoti, aš tiesiog. Ten metai buvo tai kažkoks siaubo filmas. Bet tai dirbote ir tam privačiam sektoriui, ir čia ministerijai? Ne, aš labiau
papasakot, kaip aš tau privačiam Aha. sektoriui. Tai va čia irgi Gerai. įdomu, kaip iš to vat. Labai banaliai, aš tikrai niekada nesvajojau būti advokatė, aš labai komfortiškai jaučiausi toj savo ministerijoje, labai visi gerbė, su visais sutarėm ir jaučiausi savo kailyje, nes visai ta įstatymdavystė patiko. Nu, aš tokį gana loginį mąstymą turiu, taip projektuoju, kaip matyt, menų studijavau, tai man ant popieriaus visi bendri vaizdai susidėlioja, ką tu nori pasiekti, žinai. Nesu smulkmenų, bet daugiau tokių strateginių pamąstymų žmogus. Nu ir ką noriu pasakyti, ir dirbom mes labai intensyviai, labai ir aš taip jaučiausi savo vietoj. Bet taip gavosi, kad reikėjo kelias ministerijas apjungti. Nu ir man pasiūlė tokį patį darbą. Žodžiu, jau atsirado tas valstybės sekretoriaus tarsi pozicija, kad va ta mano teisė ir ten visą apjungė į HR ir ten. Žodžiu, nu bet pažadėta buvo ta vieta tokia ir aš labai sėkmingai keliavau į naujai organizuotą materialinių išteklių ministeriją, bet dėja gavau 2 anketas. Gavau 2 anketas, žiūriu, viena į darbą, o kita į tokią partiją. Aš žinau, Michalai, čia parašė tokią partiją, buvo, kaip klientam nudinosi. Aš sakau, ne už ką. Šitaip aš kaip šitą, nebuvo tokio sustarimo, aš labai nemėgstu, kaip mane manipuliuoja. Aš sakau, jokia partija nestos, sakė, čia politinis postas. Turi būti priklausyti. Nu, ką tu vėl eilinį kartą jau turi į gatvę, bet negaliu taip labai nesąžininga būti, tuo metu aš su amerikiečiais jau buvau užmezgusi santykį, aš jau buvau kaip ir čia praėjusi, bet ne. Į Ameriką? Nu taip, bet aš kažkaip žinot, nebuvo tada interneto, nėra kaip pasitikrinti, kur tu važiuoji. Ką žinau, su ko aš čia reikalo, kad važiavo 2 vyrukai. Suprantat, labai sudėtinga juos patikrinti, Nėra pas ką paklausti. Nėra pas ką paklausti, gal pas ką, bet nesvarbu. Nėra taip profesionaliai, tos įžvalgos teigiamas, kas šito kontorą. Tai gal būčiau laimėjusi tą kontorą, nes sakau, labai gerai jaučiausi ten, kur buvau. Bet kadangi mane čia pabandė taip pakišti į kažkokią partiją, tai taip supratau, va šitos žaidimuose aš nedalyvauju ir viskas, reikiau durim, išėjau, sėdžiau ant suoliuko ir galvoju, tai ką reikia skambinti į Ameriką ir pasakyti, kad sutinku. Ir atėjote į advokatūrą tokiu Taip, aš metu? visai netyčia, neplanuotai, negalvoti, atėjau į advokatūrą. O į tą konkursą irgi tragikomiškai pataikiau. Dirbau ministerijoje ir mes su tokiu ministro pavaduotoju visą laiką turėdavom, su vienais labiau dirbi, su kitais mažiau pagal jų atsakomybės sritį. Tai su vienu aš dirbau, tai ganėtinai glaudžiai ten padėdavau, jam prašydavau vis. Kitą dieną įsiteina, paima mane už rankos ir tysia Gedimino prospektą į Neringą, o ministerija, kur dabar teisingumo ministerija. Čia šalia visą. Tai visą, ir man visai nepadoru, vidury baltos dienos, nieko nesako, tysia vos ne per jėgą. Žinokit, jau net nejuokinga, ateinu į tą viešbutį, pasitinka moteriškė ir 2 vyrukai, moteriškė lietuviškai šneka, 2 vyrukai angliškai ir sako, mes čia norim pasikalbėti, čia toks bus job interview, aš neieškau jokio job, prašau. Bet pasirodo, kad tokia giminaitė to mūsų ministro pavaduotojo buvo, o jisai sako, tai tu dar pakalbėk su mūsų teisininkė, kol čia iš gatvės visai išnekė. Ir taip kažkaip pat. Jie su manim pašnekėjo labai neformaliai, visiškai taip, apie tai, kas Lietuvoje vyksta, kas turi vykti, kas projektuojama. Kadangi vyriausybėje dirbi, žinai, kas projektuojama, atsakinėja į temą, žinai. Ir va taip, o sako, tai mes jums paskambinsim. Aš taip pasakysiu, sako. Beveik jau ir pamiršau tą pokalbį, o tikrai po 2 savaičių, kiek laikrodis paskambino. Blemba galvojam. Bet nieko jam neatsakiau, bet su to nuotykių ministerijoje. Tai labai gerai, kad neįstojau jokią partiją, nes paskui paaiškėjo, kad tas ponas Čepaitis buvo kažkoks KGBistas, kažkoks ten tą partiją iširo labai greit, tai būčiau savo gyvenimą susigaidinus. Bet į vieną lygtai stojat, rašo, kad dalyvavot Sąjūdžio veikloje. Čia visi. Tai visi dalyvavo. Fizikas, tai visi fizikai inkorporai ir Kubilius ir Abišala ir Baičiakūnas, visi kursiokai buvo.
Tai aišku, kad nori, Čia nenori, jau- traukia, jisai tuo metu fizikos institutė dirbo, tai inkorporė visi dalyvavo. Tai šitą. O bet tai kai buvo interviu, jie iš vis pasakė, kad čia kažkokia advokatūra, kažkas. Ai, pasakė, okay. Mes atstovaujam ten labai didelę advokatų kontorą, kur yra pagrindinėse miestuose Amerikos. Nu, papasakojo trumpai, ten 1700 advokatų. Kiek, ta prasme, man čia kosmosas išvis buvo kažkoks. Tik Lietuvoje nebuvom. Lietuvoj tiek nebuvo. Taigi ten keli šimtai Jo, buvo. jo. Ne, tai čia klausimo nėra, čia dydžiai tokie visai nepalyginami. O vat iki to interviu jūs buvot su advokatais susidūrusi ir lietuviškais, ir dar tarybiniais. Ne, teisme. Nu, ir kai... Kai kuriam net ieškinius rašiau, atsiprašau. Pagalba. Pagalba teikiau, nu, studijas konsultanto tokio tarpinis tarp teisėjo ir jau tai girdėjos lieka padėti parašyti pareiškimą, jeigu jis neteisingai parašytas, kai tu atsakingas už pareiškimo priėmimą. Tai, žinai, tai visko ten buvo, žinai, ne, su advokatais aš tikrai augdama, studijuodama susidūriau labai. Bet tokio įkvėpimo, kad čia kažkaip labai sektinų pavyzdžių nebuvo. Advokatų senųjų buvo tokie oratoriai, buvo, žinai, ten Dziogoraitis, Kaganas, nu visi tie senieji, arba kurios knygas rašo, aš jos turėjau galimybę klausyti bylos. Va, tai čia mes irgi tokias pavardės irgi susirinkam, kurie nes Dziogoraitis, Kaganas jau toks skamba, jau kaip tokie gaišos. Jo, ten visus aš juos girdėjau. O tai kaip tas procesas atrodė, na, sugalvojot tapti advokatą, tai kas toliau? Ne, nu tai gerai, mane priėmė į tą kontorą ir išvažiavau mūsų pasistažuot, nes tai buvo verslo kontora. Nu ir aišku, pamačiau, kaip ten advokatai dirba ir gyvena, tai susiėmiau už galvos, mes savo ministerijoje 2 kompiuterius turėjau, jau visi laptopus tuo metu turėjau. Nu, ta prasme, čia pas mus komplėto tie kaip čemodanai telefonai, o jie turėjo mobilius jau tada. Svetai, nu ten technikos progresas ir aplamai ta darbo kultūra labai buvo stipriai pažengę. Aš ten pavažinėjau per visus ofisus, pasišnekėjau, gavau tą pirmą, nu, kaip finansai tvarkomi, kaip, nu, tos, kaip čia, laiko skaičiavimo, kokie yra IT sprendimai tam ir taip toliau. Žodžiu, tam tikrų programų pamokė, nu ir grįžau. Davė 10 000 čekį, sakė, kurk kontorą. Finansavimo. O čia ir prasidėjo bagnorkės. Keisti reikia. Taip, pinigų nėra, iš vis jokių bagnorkės. Nieko nėra, nieko. Nu, vienintelį buvo ten tokia parduotuvė, aš neprisimenu, kaip vadinu, techniką galima buvo už tą čekį nusipirkti, jau tikrai, nu, tuo metu kokia čia geriausia buvo. Nu, tai ką, mūsų pirmas ofisas buvo Gedimino prospekte, kur yra susisiekimo ministerija. Taip sakant, pirmam aukšte 3 kabinetukai su vaizdu į Gedimino prospektą, nu, va taip mes ir pradėjome. Nes labai buvo juokinga, aš, taip sakant, atsisėdau iš nevilties prieš, nu, tą skverelį prieš vyriausybės dabartinės tą kompleksiuką, su tuo čekių rankinukės sėdžiu, nu, kad čia man ir viską išsitekti. Nusipirk baldus reikia, remontą pasidaryti tuose 3 kambarėliuose, už techniką. Ir sėdžiu tam susimaščius labai ant suoliuko ir bėga mano toks kolega, kur kartu dirbo Virginijus Kaupas. Jis tuo metu dirbo toje ministerijoje. Sako, ko tu čia kaip darbininkė sėdži, nes tam skverelį kartais ir darbininkė sėdėdavo. Šitam skverė sakė, nu, matyt tave, čia, nu, savo, aš jam savo sunkumą ant širdies, nu, paaiškinau, kad kur aš dabar esu išnuomoto ofiso. Taigi nebuvo tokių ofisų. Viskas valstybės patalpos, tai ir konkursai dar buvo. Irgi sako, už rankos eina mano kolega viceministras, nu taip reikia tarptautinių paslaugų, aš nežinau, kur mums pulti dabar. Šioks labai geras dylas buvo, nes ministerijai gelbėjo, o jie patalpas. Jo, į įvairias asociacijas, stojo ten, Ajata, dar kažkur, žinai, nu, ta prasme, aviacinės, geležinkelių, dar kažką, nu, tai mano kolegos iš Amerikos, nu, mainais už nuomą. Padėdavo, žinai, pasižiūrėti tas sutartis tarptautinės ir kitus poreikius. Buvau Bartai, nu tais laikais Bartais.
buvo labai gaili atsiskaitymo forma. Taip, nes kitaip Nu, tai nebuvo. taip ir prasidėjo, tada labai toks aktyvus laikotarpis, visi užsienio investuotojai pradėjo važinėti. Nu, tai 5 metus ir 24, kad 7 metus atostogų, be nieko jau tikrai teko taip pat, kad O čia ja, pati pradžia, čia 92 metais, o tas jau su... Antri, treti. Tai dar Vagnorkės kaip turi būti, kur savo. Bet ir suprantat, ir mano amerikiečiai sako, jums dabar tu imsi $100 į valandą už paslaugas. Aš galvoju, nu kas čia man mokės tą $100 į valandą, čia juokaujat? Bet žinokit, bet pirmas klientas buvo Coca-Cola, antras Marsai, paskui Philip Morris su privatizavimu atvažiavo ir visi kiti. Ir jiem tą $100 čia atrodė daug. Piguva. Nesuprato, kodėl. Ir aš nepatyriau nė vienos dienos, kad kažkas tiek nesutiktų mokėti. Aišku, čia kosmosas. Taip. Nu, ja, Bet man jau toks stresas buvo, nu ką jie čia iš manęs nori. O tai kolegos, nes aš dabar įsivaizduoju, jaunimas klausosi, dabar tu gali viską internete susirasti, šablonus, viską. Aš jaučiuosi, kaip kažkoks dinozauras, viską padarys. Bet mat mums ir įdomu, kaip... Kuris galbūt kitiems sunkiai įsivaizduojamas. Čia iš vis, aš po Amerikos, tai čia didžiulis kultūrų skirtumas. Pirmiausiai tos advokatūros, jie mane pagrindų, tai iš tikrųjų ten mokė, aš mačiau, kaip jie dirba. Kokius prioritetus jie dėlioja, teikdami konsultacijas. Ir iš viso, pas juos, visur aplaudau, ar klientas patenkintas. Tai reiškia mūsų supratimu, ar tu suteikė jam vertę, kurios jis tikėjus. Tai nebuvo taip, kad aš parašiau rašinėlį, būtinai mokėk, kaip dabar. Tai kuris jaunimas taip ir galvoju, kaipgi aš dirbau. Rašiau, nesvarbu, tinka klientui, netinka, vis tiek turiu sąskaitą išrašyti, nes aš rašiau ir dirbu. Mane jau tada išmokė. Klientas turi būti patenkintas. Čia jūsų lengvų, tai reiškia, bet iškonvertavus, tai vadinasi, ar klientui tu sukūrė vertę, kurios jis tikėjus. Ir jeigu nesukūrė, nelys su sąskaita. Sąskaita nelys, jis visada sumokės tiek, kiek tu paprašysi, bet su viena sąlyga, jeigu tu jam sukūrė vertę. O tokių tada nesąžiningų nepakliūdavo, kad sukūrėt vertę, matot rezultatas ir paskui apsigalvoja, aš tikėjausi daugiau ir gal nebenoriu. Turbūt didžiausia problema buvo su garsiaisiais Vilniusiais, kurie privatizavo mažai finansų. Nes vyriausybė jam čia tą projektą užraukė, ta prasme buvo ten ups and downs, tai tvirtinsim, tai rašysimės, tai ne. Jie atsiuntėm sąskaitą, mūsų amerikiečiai dirbo, tai jie sako. Žinot, tas projektas nepaėjo, tai mes 50% jūsų darbo vertės nurašom. Tai mes sakom, mes negalim politinių rizikų prisijimti, mes, žinot, čia jūs turėjot pasimatuoti politinę riziką, ne mes. Ir mes kaip ir nutraukėm santykius, ką mums tokie klientai reikalingi. Bet jūs atsisakėt, jau jaučiatės. Bet smokėjo. Kažkiek išsiderėjęs. Mūsų amerikiečiai, nes jie irgi dirbo, nes pasirodo, jie jų senas klientas buvo. Čia mes, taip, po ranką tik pasitaikė. Jie buvo tos kontoros klientas, ir Houstono. Bet mes atsisakom, kam čia mums reikia, visiems mūsų važiuoja. Čia mes išdavikai, Lietuva pardavinėjom, bet niekas nemoka, atsiprašau. Čia nedylas. Bent jau susimokėtų už tą. Jo, kažkiek mes gal nebuvom nuskriausti, jie nelabiau nusirašė mūsų amerikiečiai. O dar toks klausimas, o kaip su ta anglų kalba neiškylo kažkokių, nes čia vis tiek teisiniai terminai, toks specifika vis tiek. Aš kažkaip visą laiką tos anglų kalbos mokymus. Nuo mokyklos užteko? Nuo mokyklos, bet studijuodama universitete, aš labai mėgau detektyvus skaityti, knygas išmokau skaityti per knygas, per tuos savo vyriausybėje dirbdama per tuos arbitražus, kur teko pavažinėti, ginčytis, vis tiek viskas anglų kalba, ir taisyklės arbitražų, ir viskas, aišku, jinai nebuvo tokia labai gera, profesiniai ypatingai, bet, tai taip ir išmoks. Paskui stažuojasi ir, čia. Taip,
turit šitoj daly. Taip, tai tada norėtume irgi toks tradiciškai norim pasižiūrėti, kaip jūs matėt, kai atėjo tą advokatūrą, bet kokio, nu, aišku, žymesnius advokatus, kuriuos susitikot, jau irgi pasakėt, bet kaip atrodė tas advokato darbas. Jūsų vat bus specifinis, nes nu, visi buvo tokios tradicinės, ten tai baudžiamosios teisės žinovai, nu, jūs verslo jau iš karto kompiuteris, ko gero, irgi per konvenciją. Amerikiečiai Lietuvos tai su kompiuteriu išlydė. Na, tai taip teko ir kompiuterio ir programų visokių mokytis, ir kalbos mokytis, ir finansų mokytis, ir HR-as, ir PR-as, aš dar vadovė kontoros buvau labai ilgai. Tai suprantate, aš ne tik advokatė buvau, bet man reikėjo verslininkė per labai greit laiką tapti. Tai gal mano tas praktiškumas ir, sakykime, tokio, nu, kitos savybės gal padėjo, bet šiaip tai, nu, čia man buvo iššūkių labai. Nu, ten ir vienoje vietoje, kaip irgi paminėjot, kad apie ten spyrį į pilvą ir... Gyvenimas spyrių daug į pilvą. Gal vienas nuo advokatūros pradėjo klausti, tai šitas spyris tai man buvo labiausiai skaudus. Ta prasme, nu, mes pradėdami dirbti šitoje advokatų kontoroj, Amerikoje, jie buvome įrašyti į Amerikos advokatų asociaciją, kaip foreign practitioner. Kaip dabar sutartis turėjo būti tarp Europos ir Amerikos, tai ta pati koncepcija turėjo būti tvirtinta. Nu, ir aš techniškai buvau Amerikos advokatė. Taip, pagal savo statusą ir oficialų statusą. Lietuvoje man tuo metu teko kalbėti su advokatūros valdžia, nes man atrodė, nu kaip čia dabar taip nei šis, nei tas, nu tai reikėtų gal ir Lietuvoje, nes kai nueidavau į teismą, tai visą laiką būdavo tam tikra, nu, niuansai, žinai. Nu, bet man pasakė, arba meti Amerikos kontorą, eini advokatūrą, arba nieko padėti negalim, tokie atsakymai buvo. Ir dar netgi visai nesenai, kokių čia 8-7 metų diagnozuojami, net jau buvo advokatų tarybos narė, antrą kadenciją teko išgirsti iš tų senųjų tradicinių advokatų, tai iš advokatai, jūs į komersantai esate, žinai. Teismai ir kalėjimuose prasidėjau, galbūt net nemažiau, žinai, va taip sąžiningai, bet net nenorėjau leistis į tą ekskursą. Tai ta prasme, mūsų advokatūra labai mūsų visą laiką kreivai žiūrėjo, nu iki reformos 99-ais, kai jau įtvirtino monopoliją advokatūros, tai mes tada pasakėm, nu tai ką, nenorėjom mes tais advokatai, jie mūsų nepriima, mes neturim čia didelio poreikio, mes tarsi savo atskiras baras, nu bet žinai, nu tokia neišvengiamybė buvo, tai mes dar pajuokavom, sakom, nu tai ką reikia, imti tą advokatūrą, nu tai taip ir gavosi. Kad komercinės teisės advokatai, reiškia, nu, palaipsniui vis ir taryboje, ar daugiau ir taip toliau. Ir kai jau čia man apdovanojimą davė advokatūrą tą medalį, žinai, aš pasakiau auditorijai, kad tai yra pirmas verslo teisės advokatui apdovanojimas advokatūros, tai man čia didi diena, nes visą laiką mus neigė ir kažkokiais komersantais, vos negaliūniniais, ta prasme, bet visą kultūrą advokatūros, visą skaidrumą, interesų konfliktą, visus tos dalykus, tai mes atnešėm į tą Lietuvą, suprantat, nu, daugelį dokumentų formos atkeliavo per mūsų kolegas, ta prasme, mes visiškai naują kultūrą, buvo visiškai... Nuo nulio, čia visiškai, nebuvo iš ko pasimokyti čia. Kartais kalbėti, kad užsieniečiai sako, kodėl pas jūs nėra užsienio kontorų. Nu, man pačiai porą kartų kilo toks klausimas ir įvairiuose tarptautinėse renginiuose klausdavau iš tų didelių kontorų, nu, vadovų, o kodėl jūs nenorit Lietuvoje, Pabaltijai, kodėl, sako, kam reikia, jūs tokie stiprus, mes ateinam, gaunam to, ko norim, mes susimokam, mums visiškai nereikia leisti čia pinigų tam, kad savo verslui pačiam. Nes jūsų lygis tai yra toks, koks mūsų lygis yra. Aš tiek kartų išgirdau komplimentų, ta prasme, tai aš ir advokatūrai galbūt buvo įsakydamas, sakau, aš labai didžiuojuosi. Mūsų stiprybė tų kontorų, mūsų kokybė paslaugų teikiamų, mūsų advokatų žiniomis. Ta prasme, mes tikrai, manau, kad Pabaltijai padarėm labai, labai gerą tokį
darbą, tikrai stiprios kontoros, stiprus advokatai, labai pripažinti, labai vertinami ir klientų, ir kitų kolegų. Man tai geriausiai buvo reakcija. Atvažiavo pas mus advokatų tarybos pirmininkas iš Moldavijos, su taryba. Ir taryba sako, kaip čia tave nusiųs pažiūrėti kokios kontoros. Aišku, pas mane atsiuntė. Aš mačiau, kaip dėdukas vertė. Tikrom ašaromis. Aišku, tikrom ašaromis. Jisai susigraudino, jisai, aišku, tos senos formacijos advokatas. Jisai pas juos ten, visi jau turbūt, saugoja tą savo advokatūrą, turbūt daugumas homo sovietikus, o nepriima gal naujų, o jeigu priima, tai tokius pačius lipdo. Ir jisai, aš negaliu patikėti, jūs tokia maža šalis. Kaip tai 130 žmonių kontorų? Kaip? Tuo metu ten tiek ir buvo. Ta prasme, ofisai tokie dideli ir taip atrodo, sakė, aš negaliu patikėti, kaip tai įmanoma. Aš jam sakau, kaip nori, tai viskas įmanoma, žinai. Tai turėsi atvažiuoti mūsų mokyto dieną, galvoju. Aš čia turiu ką veikti ir taip dar čia mokyti kažką. Bet čia labai įdomu, nes mes kartais irgi padiskutuojam, galvom, ko čia užsieniečiai nelenda, tai galvom, čia rinka per maža. Aišku, nedidelė, bet Bet stiprios kontoros. Čia pinigų. Jie leidžia tam, kur negali paslaugus nusipirkti niekas ir kur jie gali padaryti. Pasiūlyti paslaugas, nes jie būtų tada geriausi rinkoje, atitinkantis lūkesčius ir taip toliau. Tačiau prieš 10 metų man maždaug tą sakė. Sako, ką? Rinka nesuprantama, jiems yra įsivažiuoti. Sąnaudos. Darbo jėga kaip brangi, vis tiek teisininkų paslaugos, tai išlaikymas yra pakankamai brangus. Jo, čia toks labai šauni išvada dėl to, kad atrodo, kad mes maži provincija, čia to kaip tik stiprus. Kaip tik stiprus. Mes esam labai stiprus, esam gerbiami. Tikrai niekas mūsų lygių neabejoja. Tai jeigu, aš iš Rytų Europos paprasta mergaitė, net vadybos diplomo neturėdama, aš aišku labai daug mokiausi vadybos skirtingose kursuose, skirtingose šalyse, kontekstuose. Tokį gauni pripažinimą, kad geriausiai valdoma advokatų kontora. Tai, matyt, randa, tai kokį paskirtis nėra, šiaip užgražęs sakys. Ir už tai, bet ir už visą žinią. Ir kartu ir visą žinias. Žinoma. Dar turim tada mintį, o kaip pat jūs eigoje nuo 92, kaip matėt raidą tos? Ir dar 99 jūs sakot, buvo lūžis, tai jūs iš amerikietiškos išėjot advokatūros. Turėjote. Išėjo, mes tiesiog buvom kaip jų filialas čia, įsteigėm UAB advokatų kontorą, ir jie mus įdarbino jau kaip advokatų, sudarė, tokį kvasi kažkokį tarpinį veiksmą padarėm, bet jau paskui, žinai, 2000-ieji, pirmie antri, visi eina į Europą, pokyčiai, mes nusprendėm, kad gal jau užtenka. Gal jau einam į mes. Kadangi atsakomybė jau mūsų nebejų, kadangi mūsų subsidijuoti nereikia, pinigų mums šis neduoda. O tas būdavo toksai, kad kol čia, nuo pačioje pradžioje ar kažkoks atgal pinigus jiems jūs, ar kažko, ne? Ne, tai aišku, faktas, kad pirmais, antrais nepasiiminėjo. Dar ką uždirbom išlaikyti, žmonėm, ofisam, keitėm kelis kartus ofisą, o technika keičiasi, kelionės išlaidos, bet aišku, paskui pasiekime. Paskui dar verslo projektas ir jiems sėkmingas buvo, vis tiek neišvengiamai amerikiečių. Jūmas. Tai pelningiausias ne pagal pinigų kiekį, bet pagal sąnaudų ir to, ką išsitraukia proporcija. Čia visą Ameriką įmančių lietuviškas pelningiausias nauja. Ne, tai pagal dvi dimensijas labai mus gerbė dėl to, kad įsivaizduokit, Amerika yra labai didelė. Visi tie klientai, apie kuriuos kalbėjom pokalbio pradžioje, išsimėtė per visą Ameriką, o jie čia paskaito mano tą ataskaitas darbo. Visi čia. Žiūrėjau, negali patikėti, kaip vienas advokatas su 10-tuką tuo metu einančių prekių ženklų, reiškia, klientais tokiais gali dirbti. Jiems čia iš vis atrodė kosmosų. Minėjot, kad buvo UAB.
Tai tuo metu buvo normali praktika. Ne, Tu tai turėt uabą bet kokį tu gali įsteigti Taip. ir tas uabas, taip, Moderno Atvilanemerį, tai užsienio įmonė, Okay. reiškia, nu, iki 99 metų nedraudė uabų, kurie Nedraudė, užsiima aha. teisinėm paslaugom, net licenciją, aišku, licenciją turėjo Tai turėti natūralu. Teisingumo ministerijos, tai mes visi, ir mano visi amerikonai, kurie čia direktoriai ir atvažiuodavo, išsiėmė savo laiku tas licencijas, rimtai. Va, tai čia tas uabas tikrai buvo, nu, legitimus iš tikrųjų, bet mes jau kaip su advokatais sudarom sutartį dėl aptarnavimo to uabo. Ir uabas teikia paslaugas, o va eina advokatas. Čia ta istorija tęsis nebaisiai ilgai. Nu, 2003 metų. Yra požymių, kad istorija gali grįžti, šitą bandama dabar, nu, tos diskusija vyksta, kad tas uabas nebūtų taip ir blogai. Nu, pradžioje. Tai apsisuko į istoriją, aš savo kartu vaikštai ir Taip. Taip, o dabar, nu, aišku, čia eigoj, pavyzdžiui, kaip keisdavosi kolegų santykiai, kolegiškumas, ir kai, nu, tuo metu vis tiek mažiau tų kolegų buvo, bet dabar jau čia daugėjim, jau su advokato padėjus jau 3000 perkopėm. Ar jausdavos kažkoks tai santykio skirtumas, ar konkurencija didesnė gal buvo anksčiau? Dabar yra beveik kaip Amerikoje, iš tikrųjų tuo metu tos konkurencijos, žinai, gal tikrai sąžiningai sakau, dabar vieni iššūkiai, tuo metu visai kiti iššūkiai, nes tuo metu konkurencijos iššūkių visai neturėjo, mano buvo tik tai iššūkis gauti, nu, žmonių, kurie ir kalbą žino, kurie bent kiek, nu, ta komercinė teisė nėra visiškas kosmosas ir kurie nori, nes, nu, tarsi tuo metu ne prestižas, aišku, kai tie ženklai, nu, įmonės pradėjo ateiti, kad čia formavosi nauja kultūra, nu, požiūris keitėsi, bet, žinai, kaip čia pagal Kantą įvykis pirmas pasąmonė darėsi, tai čia ne taip greit viskas vyko, tai didžiuliai buvo krūviai darbo su kolegos baisiai, žinai, vargo ir mes visi vargom ir surasti žmonės, kurie, na, galėtų, vat, savim ranką rankon dirbti, nu, buvo labai didelį iššūkių, tai va čia tik tai taip, nu, dabar, aišku, yra kiti iššūkiai, dabar didžiulio konkurencija, dabar viens kitą tampom iš kontorų, visi bėgioja, kur čia geriau, kur gražiau, kur kas labiau patinka, nepatinka, nu čia dabar visai kiti iššūkiai. Bet vėl, galbūt tai kelia tą bendrą lygį ir jeigu kažkur perbėga, reiškia kažką galbūt daro geriau. Arba sukuria iliuziją, kad gali. Čia labai daug veikia tas, kad tas kaimynas žolesnė žolė, žinai, daug grįžimų paskui yra ir tiesiog, nu, yra kaip ir. Man tai įdomu galbūt iš tos tokios asmeninės perspektyvos, nes mes turim daug narių moterų būtent. Ir net ir dabar girdisi tas, kad, na, moterim galbūt profesija netokia dėkinga. Kaip tuo metu, ar buvo tas požiūris, nes aš suprantu, kad jūs surinkot visus tris, tai komersantė, nes komercinė teisė, Amerika, tai... Na, šitas, ja, buvo net toks. Ir dar plus amerikiečiai, tai vėl kažkas ne mūsų ir... Mes jie iš jų duonos neatiminėdavom, tai tik biškį atneždavom. Bet vietiniai kaip nežiūrėjo, galbūt, kad nu čia kažkur iš Amerikos, nereikia Amerikos, nebuvo to tokio požiūrio, ne? Tai dabar yra, tai visko buvo tais laikais, bet nebuvo dominuojantis požiūris. Iš pradžių buvo, užsienio investavimo įstatymas, skatinamos investicijos, lengvatos, paskui pasakė, ne, mes lygus turim būt, mes būsim ir vietiniai verslininkai lygus. Jau tada buvo jo tokių nuomonių, kad čia amerikiečiai, ar čia kažkas, po to planai Europos Sąjungai įstojom, amerikiečiai jau vos nenokratos čia, nu visko čia buvo, žinokit, visko aš prisiklausiau, nes vat Amerikos pramonės ir prekybos rūmus, kai steigėm, tai, nu, nežinau, 10-15 metų valdyboje buvau, tai, nu, o paskui, žinai, taip staigiai, nu, jau Amerika, tipo, mums čia ne partneriai, ne madoj, čia Europos Sąjunga, dabar jau vėl ta Amerika grįžta, nu, čia visą... Va, kaip sakot, mada. Apsisuka. Aš sakau, viską žinokite. Galim klausyti, dėl ko mes ir klausom istorijos. Žinosim, kas grįž. Dabar, aš nežinau, kaip čia to Trumpo grįžti. Nu, tai va, o jūsų įžvalgose su šito grįžimu? Nu, va čia. Ne, nu, akivaizdžiai, kad europiečiai, nu, aš taip, nu, čia
kaip čia mandagiai dabar pasakyti. Nesu fanė didelė to Trumpo, bet esmė tokia, kad iš tikrųjų europiečiai negali kliautis vien Ameriką, kuri liūto dalį pinigų įneša ir pas laikas išmokti ir apsiginti ir pastovėti už save. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, ką Suomiai daro, ką Švedai daro, Norvegai daro. Ta tradicinė Europa, jie tokia apsiseilėję dar sėdi ir laukia, kas čia. Kažkas padarytų. Bet kažkas padarytų, jie konformistai, jie nedrąsūs, nėra ten tokių stamina politikų, taip yra. Istorijos ne visi išmoksta, dėja šitoj. Įspirsti vieną vietą išmoksta, bet žinokit, geriau. Geriau nereikia. Prevenciškai dirbti, retroaktyviai. Bet toks prie esmės kolegiškumas, ar labai jautėsi, kad moteris advokatė atstumta? Kiek kartų buvau Pastumta į šoną? Bet mane tai dar tik susitinkėdavo, suprantat, yra kategorija žmonių, kad jeigu jiem duoda per galvą, pelnytai, nepelnytai, jie taip susiniekina, susiskaudina, bet jeigu man nepelnytai duoda per galvą, tai mane kažkas suprantat, mane tikrai padaro stipresnė. Aš tokio charakterio, aš kovotoja, esu pagal. Bet tai žiūriu, ir pirmoji premjerė pas mumis irgi buvo Prunskienė, irgi moteris, tai čia. Tai jos teko dirbti, vyrus taip surikiuoti. Pasitemptas. Ir dabar tas signatarų ministrų klubas renkasi pirmuoju. Tai iš tikrųjų vyrai, pagarbiai ją prisimena, tik tai, kad neserga, kas jau nedalyvauja su jais, bet jau. Bet tai dabar net irgi, kaip skaitant, sako tas buškai diferencijavimas, kad čia mergina tiek negali pasiekti. Dabar jaunųjų advokatų asociacijų žiūriu merginų daugumą ir žiūriu visas tokios, kad tai kitaip nebegrįšiu. Šitą dalis istorijos negrįšiu. Pastos, tik balinės, šitą nekeisi dėl to, bet tai yra objektyviai. Universitetuose, ne tik Lietuvos, pavyzdžiui, vienas man čia pasakojo, iš Vilnietis, sako, aš mokausi universitete Anglijoje, teisę studijuoju. Ir kaip sakau, sakė, mes tik tai 2 vyrukai, viskas mergiotės. Sakau, tai gerai, bent 2 esat. Kas iš to, sako, vienas dėjus. Suprantat, kokia yra dabar pasiskirstymas. Kažkodėl mergaitės labiau tą teisę studijuoja, vyram gal atrodo per sunku. Nežinau, kodėl jie savęs nebemato, ar kas yra. Bet antra vertus ir profesija biški prestižas nyksta. Bet, o kaip jums tada atrodo su šito čia irgi įvairiai galvojama, įvairiai žiūrima, lygtis mažėja populiarumas tų pačių advokatų? Ir kodėl, va čia? Mes labai patys kalti, mes konkuravom kainuose, muždavom, vienas siūlo 100 eurų į valandą klientui, kitas 40. Mes nusipiginom, ta prasme va šitaip. Bet jau, vėlgi, kur tu padarei, ten niekur negrįši. Jau, žinai, tuoj bus su valstybinėm įmonėm, tai santechniko lygio, bus mūsų įkainiai tuoj buvo akyse, žinai. Tarsi mes patys kalti, mes taip konkuruodami, be proto konkuruodami, viens iš kito imdami, aukso kalnų žadėdami, iškėlėm atlyginimus, tikrai turbūt Europos mastu tai vieni aukštesnių. Čia yra kosmosas, tikrai. Reiškia, susimažinom kainas, tai visą tą savo rentabilumą sumažinom. Plius jaunimas į kontoras nenori eiti, dėl to, kad, ką reiškia kontora? Reiškia sunkės darbo valandas ir tas karjeras kelias šiais laikais. Aš manau, gal reikia duris pradaryti, žinokit, jaunimas apie sunkės darbo valandas. Žinai, mes tie homo sovietikus, tai buvom pripratę, sunkiai dirbti, tai mums atrodė natūralu. Norma. Net visi tie madingi šūkiai ir patarlės ir posakiai, kad tas nedirba, tas nevalgo, reiškia, sėkmė priklausomai dėto darbo kiekio ir galiu tęsti ir tęsti. Tai, suprantat, mes turėjom kitus prioritetus gyvenime. Bet gavai projektą teisininkas, tu turi kraujas iš nosies padaryti, nes kitaip, jeigu su valstybė dirbi, tai kur tu dėsi, supranti? Tai prasme, čia net savęs gailėt nebūdavo kada.
Po to jau, žinai, projektą padarai, supranti, kad 2 savaitės beveik namie nebuvai, normaliai nemiegojai, visi mirtinai išvargę. Nu, tai tada jau pradėdavai gailėt, bet koks aš čia nelaimingas, kaip čia va visi gyvenimu džiaugiasi, o aš ne. Bet tuo metu tu susikoncentruoji darbą, viskas. Dabar, nu čia dabar. Bet jūs pastebit, aišku, iš vienos pusės yra žavu, kad jaunimas dabar kaip, na, jie ieško kur geriau, kas yra natūralu, turbūt žmogiška. Ir tie pasirinkimai, kaip jie nekenčia, ypač jeigu tai yra kažkokia neetiško. Mes turbūt iš seniau visko kentėdavom, ne? Pasakė ir viskas, nekvestionuoji jokių. Aš labai gerai suprantu, ką jūs norite pasakyti. Aš dirbu su didžiulė visuomeninė organizacija, su valdybos pirmininkė ir dabar nagrinėjom tokius skundus. Ir kaip aiškini, ir kaip pradedi aiškintis, kas už tų sąvokų psichologinis spaudimas, mobbingas, stovi, aš susiimu už galvos ir galvoju. Dieve brangus. Kad tai Aš jau būtų. čia turėčiau armiją ir verslininkų, ir teisininkų, ir visus paduoti teismą, jeigu aš to užsiimčiau. Tiesiog, žinai, to didurnio kelio eini toliau dirbti. Dabar jaunimas nori būti labai principingi, kažkam įrodyti, savo garbę ir orumą apginti. Gerai čia ar blogai, matyt, galbūt iš vienos pusės gerai, bet iš kitos pusės jaunimas turi suprasti, kad jeigu atėjo pastaba, kad kažko nepadarai, čia nebūtinai yra mobbingas ir nebūtinai yra psichologinis spaudimas. Kad kiekviena darbovietė turi savo iššūkių ir kiekviena darbovietė įsipareigoja atlyginimą mokėti, darbo sąlygas sudaryti, bet tas darbuotojas irgi kažką turi įsipareigoti. Čia kitaip nėra, bet jo, čia dabar, žinai, kita kultūra. Bet jūs, sakykime, matėte Amerikos tą kultūrą ir aš atsimenu, pats kai dirbau, daugelis juokiasi, už kiekvieną dalyką tu gali būti paduotas į teismą. Bet aš galvoju, gal tai nėra blogai, nes tai šiek tiek sureaguoja. Neteisiniam pasauliu. Neteisiniam. Ten visi savo darbo vietą brangina, nori karjeros ir dirba tiek, kiek reikia dirbti. Ne mūsų industrija. Bet nes ir viena ir kita pusė žino, kad gali paduoti teismą. Tai jie galbūt susiniveliuoja ir nebūna. Labiau tie, žinai, ne mobbingai, spaudimai, bet labiau apie tai, kur mitų judėjimas buvo, kažkokio priekabiavimo, gal diskriminacija, tokios labai žinot rasinės, nes labai juodų baltų ypatingai va ta, sakykime, prieš, jinai išlikusi vis dar. Tai aišku, dabar gyvas prieš paskutinius, ne šios rinkimus, o taigi ten Black Lives Matter, ten juodas, baltas, taigi ten prezidentų nuiminėdavo portretus baltuose rūmuose, jeigu tas prezidentas kažką pasako neatsargiai. Tokį aktą išleido, kuris palaikė vergovę ir taip toliau, jau buvo nuėję iki visiško, tai aišku, buitinį lygmenį tas irgi nusileido. Tai ten labiau mano vaikai ten gyvena, tai aš su jais bendrauju, žinau, kasdieniniam gyvenime, tai ten bet tokios kontroversijos labiau. Pas mus čia labiau tokie minkštieji, mobbingai, spaudimai. Bet ateina, matosi, kad ateina. Mokomės iš Amerikos irgi. Ir gerų ir blogų dalykų, viską išmokstam. Jo. Tai dabar dar toks, kaip sakėt, kad vadovavimą, ten gerai buvo įdomiai parašyta, kad vadovavimą užbaigiau to gražiu apdovanojimu Euromoney Group. Tai dabar ar kokio paskaitų, kokio ciklo ir knygos nerašėte apie tai, kaip patapti tokią. Aš toliau vadovauju tik tai. Teisingai, čia. Keliuose dideliuose labai. Ir to vadovaujamų darbų, tai jau aš ir užsiimu, tai ne vien jau ten teisė, ten verslo vadovavimo daug yra dedamųjų. Dideliam labai verslui. Ten tas pasakymas pas jūs irgi buvo, kad jeigu hobius paimti, kad visas pagrindinis pomėgis yra profesija. Tai va čia, ar advokato dabar ta profesija, ar vadovo advokato vis tik? Profesija tai man visą laiką kėlė iššūkių ir aš norėjau būti gera vadovė. Gerai pasakysiu, nuėjau kelią, visai negėdama, kaip pasakyti, nuo blogiausio vadovo iki geriausio. Nes jau kai pradėjom čia tą kontorą, tai žinai, kai pats dirbi 80 ar 90% laiko advokato, dar reikia ten vadovauti,
nu tai aišku, apleidai žmonės, bet ir reikalauji daug iš jų, nes iš tavęs tu esi darbo santykiuose ir iš tavęs labai visi reikalauja, kiekvienų, visokių, visko, aišku, tu iš kolektyvo irgi labai reikalauja. Aš maniau, turi imti moralinę teisę, nes jie 3-4 kartus didesnius atlyginimus gaudavo negu čia. Bendrai būdavo. Bet čia visi yra žmonės, gal pritrūkdavo vyresnio žodžio, dėmesio, pagalbos jiem. Aš tikrai tikiu, kad tai būdavo. Nu, aš nesu universalas ir klientus apšaukinėti, projektą padaryti, visus suprantu laikyti. Nu, čia yra misija vienam žmogui neįmanoma. Bet po to, kai jau po 23 metų jau savo kontora buvo, nu, tai vienas dalykas, tu esi samdomas žmogus ir tau reikia išspausti tos rodiklius, tau reikia klientam atiduoti save viskas, o kitas jau tu esi darbdavys pats. Tai jau suvokia, kad, nu, taigi žmonės dirba realiai tau, tu turi, nu, tikrai į juos atsisukti veidų ir aš irgi taip mokiausi būti tokių vadovų, kurių, nu, pirmą, kad išlaikyti žmonės prie kurio linksta. Antras dalykas, nu, aš mokiausi, kokios vadybos formos yra labiausiai motyvuojančios, kaip daryti, kaip kiti daro, kokios geriausios praktikos yra. Ta prasme, HR kokios mados yra rinkose įvairiose, kaip vieni ar kiti metodus taiko. Nu, taigi čiagi buvo visa kelionė į tai. Ta pokytį jaučiat stiprų? Kas motyvuodavo, tarkim, darbuotojus anksčiau ir kas dabar? Nes anksčiau tai aišku, nu, turbūt pinigai dėmesį. Nu, čia, ką aš manau, tai turbūt nelabai skaitosi, bet ne taip senai, man matyti, aš neprisimenu, šitą Oksfordo ar Kembridžo universiteto HR, ten katedros tyrimą, kaip pagal skirtingas, ten Z kartą, vieni dalykai motyvuoja, ten kitas kartas, dabar jaunimą motyvuoja, galbūt ne tiek pinigai, kiek įdomus darbas ir dalyvavimas tame įdomiam darbe. Aš dariau pati eksperimentus su skirtingam amžiaus grupėm pas save, bandydama noriu išsiaiškinti, ar tas, sakykime, ar ta studija turi pagrindo. Tikrai galiu, taip nuasmeninti, pasakyti, kad, turiu patvirtinimą, nes, pavyzdžiui, su vienu iš savo studentų perbėgau iš įmonės, tikrai reikėjo padaryti sutartį, bet tai nelabai sofistikuoti, studentų visiškai įkandavo. Prieinu prie studentų ir sakau, vaikinė, tu gali man padaryti tą sutartį, bet man žinok rytoj reikia, nes ten valdyba kažkas, o ne, advokatė sakė, aš negaliu, nes pilnas stalas darbų, aš taip žinai atsistoju ir sakau, kaip čia sumotyvuoti, aha. Aš pasakau, tai yra vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio įmonė, tai yra kas tiesa, unikali įmonė, tai įsivaizduok, prie ko tu prisilieti, visi mane žiūri, plečiasi, aš dar namo nespėjau parvažiuoti, jau viską pažiūrės, bet reikia mokėti su tam tikrų kartų, įsiaiškinti, ko jam trūksta, ir kontorose jau kurti skatinimo sistemas, jau su įžvalgom į ateitį. Ir pagal tai, kokį tu daugiau turi procentą žmonių. Tas Y, X, Z, pagal šitos skirstas. Tai čia žmonių dalis, dabar klientų dalis. Visada turbūt tas yra klausimas, niekas dar kol kas neišrado geresnio būdo nei tas billable hours. Čia kitaip nebus. Ja, bet jūs svarstot, žiūrit, ta prasme, kaip pritaikyti kitokius, nes kartais vėl yra turbūt sudėtinga pritaikyti vien tik tai tą laiką sugaištamą, nes ta išvada turbūt su jūsų patirtimis gali duoti per 10 minučių. Iš tikrųjų, žiūrėk. Mes labai tas lanksčias atsiskaitimo formas mes taikom turbūt nuo 10 metų, nuo tos ekonominės krizės, kuri jau buvo čia pas mus Europoje, tai mes tik pavažinėjom, pamatėm, pajutom grįžę čia, kad iš tikrųjų biudžetus kartais siūlom fiksuotus biudžetus arba kažkokius kintamus susitarimus ir dažnai jau siūlom biudžetus, nes klientai yra šiais laikais irgi nori suprasti, kiek paslaugo kainuos. Jie to valandinio
Bijo. Nu, aš jau labai tokį dabar slenginį žodį pasakyti, bet Sakykit, čia galima viskas. lokatrono nebenori. Ta prasme, nežinai, pasakys vien skaitliuko ir jis nesupranta, nei už ką, nei kaip, nei kiek kainuos, o galų gale netgi teisininkai vidiniai turi biudžetų savo teisiniam paslaugom išoriniam, kiek jie nori ar gali išleisti. Tai jiems daug labiau jos dažau komfortas, jiems reiškia, kažkokį biudžetą sutarti. Fiksuotas. Ir pavyzdžiui, aišku, tu neįkalta į akmenį susitari taip, kad jeigu yra kažkokios nežinomos aplinkybės, ar iškyla tas klausimas ir komplikuojasi, tai vadinasi, tu gali atidaryti tą biudžetą ir tada dėrėtis dėl papildų, bet jiems viskas skaidru ir aišku, bet su tais valandiniais, tai kuo toliau, tuo labiau valandiniai tavo vidinio biudžetą, netgi jeigu biudžetą tu jam įvardini klientui, vis tiek tu skaičiuoji tą biudžetą pagal kiek valandų sugaiši, kiek ta valanda kainuoja, vis tiek tau yra tie valandiniai įkainiai kaip kažkoks, sakykime, metodologinis pagrindas, savo ekonomiką apsiginti viduje. Nes tu turi apsiginti ir viduje. Ir prieš save. Be abejo, tai yra partneriai, grupės skirtingos. Dabar vienas klauso, kodėl tu už tiek va čia dirbi. Tai tu turi galimybę turėti pasakyti. Tai man tas, aš sugaišinu daugiau 5 valandų, imsiu vidutinio įkainio teisininką ir bus visada daugiau, kaip aš sakiau. O kaip, pavyzdžiui, kontoros sąrangų, irgi paminėjot, kad pradžioje irgi kietai reikalaudavo, o paskui ar keičiasi, pastebėtas. Labai reikia būti, tai reikalavimo tonas ir būdas ir manieros ir paveikumas ir, ta prasme, ir metodai vadybiniai yra kiti, tai nebūtinai kalbėti ir pasakoti. Yra save vystantis mechanizmai, taisyklės kontoros ir taip toliau, ta prasme. Turi pagal laikmetį. O dabar tokį kontorų plokštėjimą, irgi čia pastebimas jau keletą 10 metų, gal, kad anksčiau būdavo piramidės labiau principų veikdavo kontoros ir pradžioje, ko gero, kiek aš suprantu, kiek atsimenam. Tai o dabar kiekvienas advokatas asmenybė, gal tas turtingieji visi advokatai pasidaro, svarbu ne tik tai tiek, kad aš jau už pinigus parsiduodu, bet ir statuso svarbumas ar partnerys ar ne. Ir kaip jūsų karjera, tas ar jautėsi biškiai plokštėjimas tos kontoros struktūrų? Tendencija, nes jau kenkia kontorų ekonomikoms, dėl to, kad partneris jisai turi būti verslo vystytojas, kaip ten nebūtų. Dažnai geri teisininkai, kurie yra šiaip ekspertai pagal savo natūrą, žinias ir gebėjimus, yra ne visada pardavėjai, ne visada nori ugdyti kolektyvus žmonės, bet jiems reikia statusų. Ir tada atsiranda labai rimti, konfliktų to nepavadinčiau, bet darai kompromisus, bet duodi savo peršaunį į kojas kontorą. Ir tas yra, Ir turbūt devalvuoja partnerio statusą. Ir statusą, ir sampratą, ir kažkaip yra suvokimas, kad jeigu aš gerai dirbu, tai aš turiu būtinai būti partneriu. Čia kaip darbo pozicija jau pasidarė, o ne verslininko statusas, kurio pareiga rūpintis kontoros pajamom, pardavinėti paslaugas, ta prasme rūpintis ekonominiu tvarumu, nes kai kurie, švelniai tariant, to gebėjimo parduoti paslaugas neturi, jie yra labai geri dalytojai. Mane Amerikoje tai mokė, jeigu žmogus labai gerai dirba, tai jam labai gerai mokėjo. Bet nereikia painioti, reiškia, ekspertų su partneriu. Visai kitos funkcijos, bet čia susiniveliuoja. Va čia ir norėjau tokį klausimą užduoti, kas pagal jūsų, kokiam savybėm turėtų partneris? Nes Negali, bet to. Norim išlaikyti žmonės, nes jeigu visi tai daro, tai ką. Bet tas ilgainiui kada nors iššaus. Tai iš principo partneris tai yra kaip savininkas. Kažkuria. Čia ne akcininkas. Taip. Akcininkas investavo, gali stebėti. Mūsų gyvenimą, mūsų industrijų partneris turi būti visą laiką vystyti verslą. Man amerikonai įtikino ir išmokė. You always need to feed the bear. Visą laiką tai meškai turi atnešti. Jeigu tu neatneši mėsos, o tai meška visą laiką nori valgyti, tai tu pagalvok, kad tu tinki į partnerius. Aš vieną kartą dalyvavau
va tokiam pokalbį, nominuojant ar nenominuojant partnerį, man žinokit, labai paprastais pavyzdžiais viskas tapo aišku. Ar dar atneša maisto meškai ir ne? Taip, nes jeigu tu, ta prasme, neini į gatvę, negražu sakyti, neini pas klientus, nesiūlai, nepardavinėjai paslaugų. Tu sėdi tik tai, rašai popierius, būdamas partneris, ir rungtyniauji su savo jaunesniais kolegomis, kas daugiau užbilins, čia ne visai čia partnerio užsiėmimas. Tai pagrindinis partnerio užsiėmimas pardavimas realiai. Ugdyti kolektyvą, Ugdyti kolektyvą. kelti jo profesinį lygį. Iš tikrųjų, kad jisai būtų, matot, aš vertinu partnerius pas save kontorai, turiu tą funkciją ir sakau, kolegos, jūsų sėkmė priklauso nuo kolektyvo sėkmės, jums patikėto kolektyvo. Jeigu jūs neturit savo gerų pagalbininkų, kvalifikuotų, kam atnešę darbą, galit patikėti ir ko pasitikėti, jūsų sėkmė irgi tokia yra, tokia, žinai. Pavienė. Pavienė, nes pavyzdys paprastas, jeigu tu esi labai geras pardavėjas, bet tu neturi kam duoti. Tai spėja, kad klientas bus patenkintas, skųsis, nepadarys nieks laiku, nepadarys gerai, ir tu save labai diskvalifikuoji kliento akis ir diskredituoji. Tavo reputacija eina lauk, nes tu neturi ką duoti. Parduoti pardavė, bet neturi prekės neatnešė. Tada tu kontoros imidžą, taip sakant, įvaizdis smūgai klientų akyse ir rinkoje, ir tai čia turi tie du dedamieji būti labai subalansuoti. Jo. Tai iš principo pagal visą tą modelį partneriai pardavinėja, o visas kolektyvas uždirbinėja, kaip sakant, padaro tą išlaikymą ekonominį. Tai dirba pardavimas ir darbas. Diskontuota bilinimo tą, sakykime, lygį, bet palieka laiko bent pusę nuo priimto normatyvo, kad jie turėtų galimybę ugdyti kolektyvą, kelti kvalifikaciją, ir aišku, patys pardavinėti ir pagal galimybės jau juos įtraukti į tą pardavimų procesą. Ir atsakėte ir klausimą, nes šitos vėlgi. Mes to gyvenam kiekvieną kartą. Matot, jaunų advokatų, kaip tik jie dabar auga tik šitą vietą, tai jūsų patirtis kaip tik ir neįkainojama ir yra. Čia, žinai, tą, ką jums reikėjo atrasti ilgai, tai čia norim iš jūsų ir kaip pasimokyti, kad žinot pradžią. Norėtųsi jiems pasakyti, kad jie dažnai išeina ir sako, čia man kontora davė gerų klientų, aš čia neblogą atlyginimą gavau, aš jau dabar apsitrunksnavau, kažkiek rinka mane žino, aš jau einu dirbti vienas. Ir man norisi tokiem advokatam pasakyti, kad kolegom, kad jeigu nori dirbti vienas ir būti labai sėkmingas, tai tu, gerai, tarkim, tu turi charakterį, turi užsispyrimą, bet vis tiek tu vienas padarysi tik X pinigų, nes tada negalėsi dirbti daugiau laiko, negu gali žmogus dirbti. Reiškia, ateis nuovargis ir pradės veikti arba tavo sveikatą, arba darbo kokybę ir atitinkamai santykių su klientais. Vis tiek tu turėsi turėti padėjėjus, tu turėsi turėti mini infrastruktūrą ir tada tu būk nusiteikęs kontorą kurti kažkokią, kad tavo ateityje tai bus neišvengiama. Ir ar tu turi tam savybių, ar tu turi tam stiprumo, o jeigu nori dirbti vienas, tai gali dirbti in-house, galbūt gali kažkokią ekspertinę labai siaurą turėti specializaciją, bet ir tai, žinai, klientai didesni ir rimtesni renkasi kolektyvą, kur galima tas diversifikuoti paslaugas. Ta prasme, jeigu vienas susirgo, tai nebus praleistas terminas koks nors, bus kolega, bus kažkas, kas jį pakeis. Ta prasme, klientai irgi komfortą renkasi. Taip, irgi labai geras. Nes pasumuot pagal mūsų statistiką advokatūros, tai apie 50% pavieniai, arba, jau čia, 47% po vieną ir tada jau po 2 tūkais. Tai irgi... Nebent yra vyresnio amžiaus advokatų, kurie dirbę yra struktūrose kažkokiuose, dėl, nežinau,
nežinau, nenoriu gražiai nieko sakyti, visokių atvejų būna. Nu, bet dėl kažkokių priežasčių nebereikia dirbti struktūrose, tai šitie mėgsta po vieną, galvoja, aš individualiai, aš šitoks specifinis, aš turiu sąsąją su ta struktūra. Tu, jie nesupranta, kai iš struktūros išeini, jie tave iškart užbraukia ir atsiranda tie konkurenciniai ir kiti elementai, kur, nu, nėra to bendradarbiavimo, kurio tu tikiesi, dažnai. Va, tai tokie vyresni advokatai mėgsta vieni dirbti, nu, ir jaunimas bando save, nu, gerai bandyti, gal ir gerai susivokti, pabėgioti po tą rinką, išsiaiškinti, kaip tu ten jautiesi vienas ir kiek tu gali to viso ištverti ir kur tu nori finale būti, bet aš bandau įvardinti, kokie iššūkiai laukia. Efektyvumas vis tiek didelės kontoros, privalumas. Nu, kad ir nelabai didelis, bet ir 5 žmonių, 3 žmonių, tai jau geriau negu vienas, suprantat, nes tu sergi, atostogauji, dar kažką. Klientų reikia čia ir dabar. Nu, tiesiog aš noriu pasakyti, kad visi advokatai suprastų klientų filosofiją, mane išmokė tai labai senai, prieš 30 metų, aš atsimenu, dirbau čia su Coca-Cola, bendrą įmonę darėm, statėm fabriką Utenoj, paskui užsilenkė, bet čia kitą kalbą. Nu, ir aš išvažiavau į Austriją į mokymus tam tikrus ir atsisveikinom su jų teisininku, iš Atlantos, iš Amerikoje buvo. Atsisveikinom viens į Austriją, kits į Ameriką ir praėjo parais man skambina. Sakė, Eugenija, ministras nepasirašo kažkokio popieriaus, kurį mes čia kartu parašėm. Aš sakau, nu ir kaip aš, va čia dar būdama savaitę, galiu tau padėti, ko tu man skambini. Nu, tu žinai, kad aš išvykus, galėjai paskambinti maždaug po savaitės. Nu, aš taip nesakiau, bet maždaug mintis buvo. Jisai padarė pauzę ir sako, jeigu tu nori būti sėkminga advokatė, tu turi suprasti kliento, advokato santykių psichologiją. Va žiūrėk, aš dabar dėl to rašto jaudinuosi, sėdžiu čia, nervuojuosi. Nuo to momento, kai aš tau tą problemą permesiu, aš nustosiu nervuoti. Tada jūs nervuojatės. Tai va čia yra kliento komfort, žinai, vadinamas. Delegavo užduotį ir jisai laisvės. Jisai dabar laisvės, dabar tu nenoriu, žinai, ta prasme, kaip tu ten tą raštą sutvarkysi, ar nuotoliniu būdu, ar nenuotoliniu, čia jau tavo problema. Tai čia ta užslėpta mūsų psichologo dalis, taip? Taip, čia va tokia psichologija. Tai va, ką aš noriu pasakyti, ne šiaip atėjo čia man stalo automobilių, bet čia yra dėl to, kad, nu, va, jeigu tavęs nebus, o klientų reikės, tu kažkur atostogausi ir nebus kam tavęs pakeisti, nu, tai jis nueis pas kitą advokatą, paprastai, nes jam reikia kažkur tą problemą padėti. Nu, ir nereikia vakar advokato, reikia šiandien ir ne rytoj. O, tai viskas nereikia. Nepakeičiamumis pilnas kapinas. O kaip sakė, dar toks gajus irgi stereotipas, irgi pasakėt, kad nu, pavienės yra daugiau kaip išimtys to advokatų kontoros, nu, efektyvumo prasme nelabai geras. O kaip teiginys būna, dirbti kolektyve reikia daug didesnių ir iškilesnių asmenybės bruožų negu vienam. Kaip tik ne, o kodėl? Nu, iškilesniai tuose kontorose, nu, jau vadovai, jie yra pasiekę, jie suformavę klientų portfelius, ratą tų klientų, specializacijas ir taip toliau. Jeigu tu ateini į kontorą, tu turi nerealią galimybę pasirinkti specializaciją, padirbėti skirtingose grupėse, susirasti vadovą, pagal chemiją yra, daug ko išmokti ir prisiliesti prie daug didesnių, tokių, nu, tikrai didesnių ir tokių kompleksiškesnių projektų, klientų, unikalesnių ir taip toliau. Nu, toliau klausimas, ką tu darai su to, ką išmokai. Nu, vat ir tada... Arba kitą kontorą, arba pasibandai... Jų vizija geresnė. Na, bet paprastai jie galvoja, nu, aš dabar stovim dirbu, dabar man tie klientai išeis paskui mane. Nelabai veikia. 89% tai yra, nu, nepagrįstiniai, tai šitai. Visada. Bet, žinai, netgi tie, kur išeina, po to grįžta ir sako, nu jo, malinčiais mums padės labiau, bet jeigu didelė įmonė atsiranda ir mokesčiai, ir darbo teisė, ir vartotojai, ir konkurencija, ir reikia įvairių advokatų ir tada ką.
korporatyvinius darbus gali pradėti turbūt bendrą tokią palaikymą. Nu, bet jau tada prisireikia iš įvairių. Taip. Nu, dar iš tikrųjų, kiek mūsų klausytojų yra, jeigu turit kokį klausimą, tai parašykite į chatą arba pagarsinsim Eugenijai. Ir taip. Šiaip man labai buvo įdomus irgi tas šaknų klausimas, nes kad iš Labanoro, tai kiek supratom, čia tėvelio šaknys buvo. Mamytė šaknys. Iš Kėdainių, bet ne. Jo mama, tai visą gyvenimą augau, visą vaikystę praleidau, tai toks yra Antalėdės kaimas, jo, ten Labanoro, Švenčionėlių 10 kilometrų. Reiškia, gavau dabar tą žemę ir iškus ten nieko nedarau, nes nėra. Nu, jo, sakom, kai seniorų tampam atsiranda laiko, bet nelabai. Kitas skirta šitoj žemė. Taip. Nu, ir kiek perskaitėm, tai ten kaip senelis išliko Lietuvo, giminės nemažai teko iškeliauti. Visai giminė, visi iškeliavo. Iškeliavo į Sibirą, jisai buvo 5 vaikas šeimoje. Nu, tai jį leido biškį mokslus, jisai mokytojų, pradinių klasių buvo, bet caro laikais, tai žodžiu žemės neturėjo, tai nebuvo už ką įtremti. Nu, irgi likimas biškelį sudėliojo, kad čia likti. Nebuvo už ką tremti, tai taip ir išliko neištremtas, o visi jo giminės iš močiutės mano, mamos irgi pusės visi išvežti, nes jie buvo pakankamai žemė turėjo. O netgi Švenčionėlių vaistažolių fabriką turėjo, tai Bilkių giminė, nes mano bobutė iš tos giminės, tai juokinga, taip visus ištrėmė, tai reiškia fabriką konfiskavo, bet vieną iš pusbrolių, kuris provizoriaus turėjo diplomą, paliko, kadangi ten tie sušautuvai, taigi negali vaistažolį užsiimti ir vaistų gaminti, tai va, ir tokia situacija pasitikėjo. Ir tai netgi iš tėvo pusės, jisai turėjo, rakantų parduotuvę Kėdainių rajone, tokia miestuke, Gudžiūnų, tai vis skatėme, bet iki pensijos jis taip ir tebeliko dirbti toj parduotuvėje. Nes biškai kaip pamokyti, tai. Nu, visiems reikėjo mokyti žmonių. Nu, va. Nu ką, ir dabar gal kokio rekomendacijos jaunimui paprašytumėm tada, ką dabar vėlgi iš savo didelės patirties praktikos, jau mes jau prisirašėm šitą ir vaizdo įrašas liks, bet mes ir surašysim raštu, kad būtų. Nu ir ką tokio akcentuoto parekomenduotume. Aš labai mėgstu, aš patikit skundžiasi ir sakau, baikit, reikia mokėti su jais dirbti, blembai, tokie faini. Man, dabar bjauriai pasakysiu, man prieš tai buvusi karta labiau vartotojų, labiau mažai idealistų, tokie pragmatikai, jaunimas yra labai fantastinis. Tik tai reikia su juo, tikrai, dievaži, žinai. Ir net apdovanojimą tą gavau dėl to, kad mano jaunimas parašė tą teikimą. Jaunimas, suprant, kas man visiškas kosmosas buvo. Ten buvo, aišku, vyksta tie kolai, pateikimai ir taip toliau, tai mano jaunimas susirado, parašė ir tikrai ne partneriai, ir tikrai, aš tai buvau, man tai kosmosas va šita dalis. Jo, suprantat, tai aš tikrai labai mėgstu su to jaunimu dirbti ir jie yra tokie labiau idėjiniai, kaip aš pati kažkada buvau, mažiau pragmatiški tokie, bet jie nori tų motyvuotų, įdomių darbų ir taip toliau. Ir tiesiog man tai su jais faina labai dirbti. Aišku, kas liečia advokatūrą, to jaunimo ir karjeros kelią, čia labai sunku kažką jiem palinkėti, nes jie labai individualūs. Gal vieni atėjo išbandyti, ar apskritai tą profesiją tinka. Tu niekada nežinai, gal kai kurie visai netinka. O tie, kurie nori būti advokatais, tai žinote, vienintelį palinkėjimą turiu, mažiau tada į save jau susikoncentruoti ir kaip pagrindinį kelrodį turėti tikslą. Nes kitaip nieko nebus, jeigu pradėsim savęs gailėti, pradėsim nusiskriausti, tai iškrisim tučtoliau ir konkurenciniai kovoje, ir profesiniai kovoje. Ir vis tiek, kaip aš juokauju, klientas renkasi tokį advokatą, kuris moka už save pirmiausiai pastovėti. Jeigu už save nemoka, tai verkia ten visai kaip ir
nelaimingas yra ir dažnai vat girdžiu, vat darbe nelaimingas, ten tas, ir aš kai sakau, tikrai darbovietės laimės, kad tai nesutiks. Nes ten ieškai tos laimės. Laimė yra tame, ką tu darai, kaip save realizuoji, kokią šeimą turi, kaip tave visi vertina, o darbovietėj laimės ieško. Nu čia jau yra visiškai žinoma. Ne Okay. ten. Ne čia vieta. Ne ten. Nu, su- Mes kažką samdydami gi nežadam laimingų padaryti, ar ne? Va žemėje tai žada tave laimingų padaryti, kiek procentų nepadarė. O į darbą, kai ateini, nu čia ne ta vieta, o dažniausiai skundai yra tokie, kad vat aš čia nelaimingas. nelaimingas. O tada pažiūrė į CV, tai kas 2-3 metus darbus keičia, tai matyti ir ten buvo nelaimingas, bet prieš tai Visur buvo blogai. ir visur blogai. Tai kiekvienas žmogus turi suvokti, kad laimę jisai pats savo susikuria pirmiausia. O nereikia darbo vietoje laimės ieškoti. O, šitas irgi labai svarbus patarimas, kad darbo vietoje. Kaip jūs sakėt, kolega, elgesys netoks gali būti tas senas, tai tie dalykai, apie juos reikia šnekėti, jie koreguojami, sprendžiami, bet laimės kaip laimės, nu, atsiprašau, niekada niekam nežadėjau, manau, kad niekas negali jos prižadėti, advokatų kontorą. Advokatų darbe ne. Ne, nu kodėl? Advokatų darbas teikia labai daug laimės. Man tokia euforija teikdavo baigti dideli projektai. Tu padarai visi vau, ir tu pats savim didžiuojasi vau. Arba kai tu kažkokią neįsprendžiamą problemą, o gauni problemą, nu tave ištinka, nu švelniai tariant, fobija, nes nu nežinai, kaip prieiti prie tos problemos. Ir galvoju, gal tu čia jos net negali. Padirbėjai, supranti, kad gali ir tu išsprendė tokią problemą, nu, kur, nu, šis pats netikėjai. Man taip sakavo, tokie, va, tokios perkėlės, tai teikdavo tą euforiją, ją galim laimę, nelaimę, nu, galbūt tiesiog... Tai čia pačio darbas tą laimę atneša. Pats susikūrė, Pats negidė. susikūrė. susikūrė. Nepažadėjo. Klientas vienas bėda. Ačiū dar pasako, jie tik sąskaitą moka. Laiko. Tai, nu, vat, bet labiausiai, žinot, pas mus kaip golfas, su savim žaidži. Taip, tai prasme, pats savo taškus mėtai, kiek tu toli nubėgai, tą tu padarėjai ir taip toliau. Ir žinai, kad tau kažką ten duos, valingas. Vat aš su to niekada neturėjau tokių problemų. O kas leido jums ateiti iki dabartinio to poziciją? Ar buvo kažkoks idealas, kurį jūs... Ar netyčia atsirado, jokių idealų aš neturėjau. Ne, bet aš mačiau, kaip užsienio advokatai dirba, kaip jie komandomis dirba, kaip jie dasikasa iki problemų, kaip jie nežiūri formaliai teisiškai, jie pasižiūri visapusiškai, kaip verslininkai, out of box visą laiką. Vat šitas darbo stilius užsieniečių advokatų, kuriuos aš stebėjau pirmus 11 savo karjeros metų, man paliko, nu, tikrai tokį labai... Tokį pamatą. Nu, tokį pamatą davė, kaip jūs teisingai sakot man, nu, vat maždaug taip dirbti. Jeigu nori būti sėkmingas advokatas, tai taip ir dirbti. Va, o toliau, nu, manau, kad čia pagrindinis dalykas buvo, kaip jie žiūri į klientą, kaip jie stengiasi padaryti darbą, kaip jie ieško atsakymų, kaip jie komandomis dirba, žinai, ne taip, aš tau nesakysiu, aš čia vienas viską parašysiu, aš čia nubėgsiu, vat mane pagirs, nu, biškai kita. Iš principo, tą, kai jūs sakot, net korporacijose, matyt, labai matosi tas iš teisinio patarėjo pereina į verslo partnerį. Nu, dažnai taip būna, nes tu suprast, pradedi labai gerai verslą, iš tikrųjų, ir man, pavyzdžiui, savo kontoros verslo supratimas labai padėjo ir su klientais susišnekėti. Nu, dabar tai aš jau dideliuose versluose, tai kai valdyboje, tai jau ten, žinai, nu, kiek verslo, kiek teisės, čia sunku tą takoskyrą ir padėti. Nu, aišku, bet matant, iš tikrųjų labai apibrėžėt, kad iš tikrųjų darbą koncentruotis reikia, bet matom jūsų ir tokių visuomeninių veiklų dar labai daug, tai čia... Kuo toliau, to daugiau buvo. Bet ir sos vaikai ir paskui Kinderhof International ir su Ukraina, čia tas pats? Ne, tai sos Kinderdorfo padalinys yra, čia veikia 139 šalyse, tai yra tarptautinės vaikų organizacijos,
Padalinys, prieš 30 metų su juo dirbu, tai mano antras sunkus darbas gyvenime. Aš kažkada buvau valdybos narė, kažkada pro bono kaip teisininkė dirbau, dabar pirmininkė jau esu 13 metų ir aišku, čia jau yra jau rimti iššūkiai. Organizacija išaugo iki labai ženklios apyvartos, turim 270 darbuotojų, 4000 vaikų ir šeimų. Tai yra pakankamai didelė ir gerbiama nepelno siekianti organizacija. Tai va, tai čia ir tas ir Mo muziejaus globėjai mecenatė, tai čia kažkokia grąža vis tiek. Savo jaunystės kažkaip. Tai va, tai žodžiu, nėra vien tik tai kažkoks verslo požiūris, bet reikia ir kažkur randat savirealizaciją. Kažkokį turėtų, kaip kitaip. Tai va, tai kas jūsų tas atokvėpis ir yra tokie visuomeniniai projektai tada? Jau kad pasakyčiau, šios vaikų projektas Atokvėpis. tai galvas skauda, kaip čia buvo visi pavykę gyvenimą. Labiau gal bet ko, nes labai teko daug pakeisti ir valdybą, ir vadovus, nes vienas mirė, kitą teko pakeisti, dabar kultūrų sandoris, dabar prasideda, darbuotojai nepriima naujų kultūrų. Visą laiką tokie dalykai. Taip, čia ramybės jau tikrai nėra. Šitas darbas yra visiškai pro bono. Tai suprantat, kokia jo apimtis, maždaug pagal apimtis, tai yra kontoros dydžio apimtis. Apyvartas ir visa kita, ir žmonės, čia dar daugiau darbuotojų. Išduokit, tai kaip jūs atsipalaiduojat po visų tų darbų, visuomeninių veiklų, kas yra tas, kas leidžia jums grįžti, ne atostogos, bet kažkoks hobis ar... Kelionės mane labai atpalaiduoja, muziejus, pakeliauju, žiūriu filmus, dabar knygų neskaitau, jų besėčiu, nes karas tik prasidėjo, dabar jau neiki knygų. Seniau labai didelė biblioteka, turiu daug knygų skaityti. Mes ir vaikus nuo YouTube vaikom, mes pasirodo, kad nenuvaikysim čia. Taip pasėdi, taip pasėdi. Tik šitą iškirpti, žinai, labai šitą dalį. Ja, turim klausimą vieną. Vaida klaustų, o kas pašnekovė labiausiai motyvuoja veikti ir nesustoti, nes, kaip matom, jūs nesustojat niekada per jokiais etapais. Tai kas? Aš esu labai pareigingas žmogus, aš domiuosi numerologija, tai pas mane trejetukas, bet ir užkoduota yra, kad yra tai yra nuolatinis skaičiavimas, galvoju, vyksta, reiškia, aš pastoviai ką nors projektuoju, skaičiuoju, dėlioju, čia tai pas mane užkoduota, jo. Antra, aš turiu labai tokį stiprų tą atsakomybės jausmą, turbūt per daug. Stiprų, aš esu lojali pagal mano numerologinį nuėjimą, vienam darbdaviui, vienai šeimai, ta prasme, aš to lojalumo visus aspektus išsemiu iki galo, reiškia, ir vis ieškau, šviesiųjų pusių tame lojalume, reiškia, klientui, šeimai, projektui, ir va taip, žmonėms savo. Tai čia, tiesiog pas mane gimimo skaičiuose tai užkoduota. Aš tikrai labai domiuosi numerologija rimtai. Ir taip, man labai viskas, o domėtis pradėjau nuo to, kai perskaičiau knygą numerologiją ir susidėjau formulę ir man išėjo profesija kokia, spėkit iš tai yra dėloja. Ką tas vis tik tai? Supratau, kad tave kažkas yra ir pradėjau kabliuoti. O ant kitų žmonių teko patikrinti? Aš savo šeimą, tai viskas. Ir atitiko viskas? Dažniausiai. Partneriai visi patikrinti, ne? O, tai čia partnerių dar turi numerologą praeiti. Ne, bet čia taip daug gali patikrinti. Ir dar vienas klausimas, kokios savybės ar mintys padėdavo įveikti sunkiausias profesinės kliūtis? Jau aišku, dalį pasakė daug, bet... Ar nepasitikau, žinokit, aš esu toks žmogus kaip ir jūs. Ir man irgi būdavo ne kartą labai sunku ir ypatingai sunku tais laikais, kai važiuoja rimčiausias klientas, su rimčiausiu sandoriu, niekur nereglamentuota, kodeksas senas, ta prasme, tu eini tamsiam kambarį ir taip bijai, ta prasme, tai yra baimė suklysti. Gal mes teisininkai dažniausiai be knygos, tai nežinom, ir kairė, ir dešinė, o čia, sventas, tu paleistas vest projektą, tu jokių neturi gairių, kaip įvesti. Suprantat? Čia, aš
paverkdavau, atsiprašant, iš nevilties kartais būdavo, ar net iš baimės, ką aš jiem rytoj pasakysiu, vat kai minė susirenka tų investuotojų, o tu neturi, nu, patavęs klaus, o kaip pas jūs sureglamentuota, ogi niekaip. Tai gerai, o kaip mes tą Paprastas darysim? Nu, atsakymas. ir prasideda, žinau, kaip mes tą darysim? Nu, tai ir sakau, nu, tai palauk, jūs turit patirties, aš ieškosiu patirties, kažkaip padarysim, pradedam šnekėti, pradedam dėlioti, ir taip tas tamsus koridorius jau ten rodo šviesą. Man va šitie momentai buvo patys baisiausi. Sunkiausia. Ir dar momentai buvo patys baisiausi, kai pagal tais gūdžiais laikais, pagal visišką vakuumą teisės aktų padaryti sandoriai, sutartys ir kažkas, reiškia, būdavo ginčijamos teisme. Nu tai čia šakė, žinai, nes tu užduodi teisinę išvadą, kad bus viskas gerai. O teisėjas neaišku ką. O teisėjas neaišku ką. Neturiu. Aš tiesiog didžiuojuosi, kad buvo, nu tikrai ginčai didžiuliai, tarptautiniai keli. Ir iš tikrųjų, tai nė vienos nepanaikino mano sutarties ir nė vienas ginčas pagal, man vienas iš jų Bosnijoje buvo, net ne Lietuvoje. Tai aš tiesiog esu, vat šitoj vietoj, bet tiek labai pergyvenau, nes tu niekada nežinai, ypač ką teisėjas pagalvos ir kas tam teisėjui Dar šaus ar kitaip. šaus ar kitaip. Taip, čia, žinot, jo. Nu, bet čia, kad nė vienos sutarties nepanaikino, tai čia jau gyvenimo pasiekimas. Tikrai. Ne, tikrai, bet nu, tikrai, tai yra, suprantat, visiškoj nežinioj vakuume teisės aktų padaryti. Nu, tai o netekdavo tada kurti tos visos Pirmiausia, amerikiečiai. teisingai, jie kelrodžiai. Nu taip, tai neprikopijuosi. Tie patys klientai, jie investuodavo ten, nu, ta garsioji švedų bionaftos byla, kur čia 10 metų bylinėjasi. Nu, tai nebuvo net licencijavimo taisyklių tiem telkiniam. Tai viskas buvo padaryta pagal, nu, analogus ir taip toliau, po to atsiranda taisyklės ir jau tipo nesiskaito, kas ten parašyta, nu ir prasideda ginčai, žinai, tai, nu... Wow. Spręsti. Va čia yra aukščiausias lygis. Tai po tokių jau vairių, tai visą kitą... Juokutės. Jo, kas, kaip viskas. O vat, pavyzdžiui, nu, taip jau, nežinau, kad jau laikas į pabaigą pas mumis, bet o kaip vat klientai, pavyzdžiui, jūs su įvairių pasaulio, ar čia daugiausia būdavo amerikiečiai, ar galėtumėte išskirti, pavyzdžiui, kokie vokiečiai, prancūzai, rusai, kokie, ar skirdavosi jų ir mentalitetas ir... Visai nemačiau, O, beveik aš. čia. Ta prasme, bet pirmą dešimtmetį, nu, po nepriklausomybės, iki kol neįstojom į Europos Sąjungą, maždaug iki 4 metų, tai, nu, tikrai dominavo amerikietiškos investicijos. Paskui pasidarė visokios. Įvairias. Skandinaviškos, kaip prisimenat, buvo čia toks, ta kryptis, tokie bankai mūsų skandinaviški, visi Skanijos, nu, ne Skanijos, visokių, Norvegų, paskui buvo banga. Ta prasme, nu, jau diversifikuotas tas buvo investuotojų portfelis, bet iki maždaug 2003, Nu, kol netapom Europos Sąjungą, reiškia. Čia tas atidarė dalis. prioritizuot, kviest juos ten visai kaip viliuot ir taip toliau. Izraelis. Izraelis, jo, čia sienos apsaugos, kaitos sistemos vėluojams, jo. Nu, va. Nu ką, tai, Ir Lenkai, kaip žinote. o vat Lenkai čia irgi, tai atskira diskusijos tema, bet jie iš tikrųjų tokia dabar lyderystė perima, va, visom šitos krizės akivaizdu. Tada Lenkai buvo Orlenė, ir Orleanas dariau pas rusų, PVPV, kur spausdinom Lietuvą ir korteles, ir daug žemaikiškų tokių kompanijų buvo. Klientai iš Lenkų kalbą moko, finansais buvo visai smagu. Istoriški ryšiai irgi piškelį čia mums kartais padeda, kartais trukdo, kokių senų, kokių nuoskaudų paėmė, bet dabartinės akivaizdės. 20-metį ir dar anksčiau jau kažkaip normalizavosi santykiai. Pradėjo Lenkai pas mus, tai mes pradėjome Lenkus, mūsų Maksima Lenkija, dar ten Europtiekos Lenkija, buvo, dabar net neatsimenu, yra. Turim ką ir eksportuoti. Nu va, nu tai kolegos dar kokį klausimą turėsit? Ne, aš jau klausimų nebeturiu. Mes likom sužavėti, nebežinom. Tavo šnekėjimo aš čia tikrai nugali žodžiu. Ypatingai įdomu. Ne, man
Žurnalistė tokia pažįstama, kur kitiem klientam knygas rašė, ir nors net iki šiol, nes man irgi liepė apie tas įmonės prisiminti. Sako, rašyk knygą. Sakau, aš neįsivaizduoju savęs, aš noriu humoristinę knygą išleisti. Ir humoristinę knygą apie savo praktiką, kuri būtų susijusi su kultūriniais skirtumais, va, pirmą dešimtmetį ir vėliau, kiek buvo absurdų ir absurdiškų situacijų su tais užsieniečiais, nu galima nugriūti. Tai labai tikiu. Tai vat laukiam, ar galim pasižadėjimą dabar išgirsti? Tos dalykus veiksmai, norėčiau grįžti, tas buvo, kad jau mišką rašė, tai kaip norėtųsi man apie savo profesijos tą pradžią, kuri buvo tikrai dramatiška. Jeigu taip atsigręžiu, aš tuo metu taip tiesiog bukai eini ir darai, nes tu neturi nei į kitą pusę. Pasižiūrėti, neieškočiau. Jo, būtent, bet kai atsigręžiu dabar, tai aš turbūt, bet dabar jau net nepaimčiau to. Vis dėlto buvau 34 ar kiek ten metų, tai buvo pats tas amžius priimti iššūkį ir varyti priekį. Nu jo, čia iš tikrųjų, bet matai, daug 30-mečių buvo tuo metu kažkaip, tai ne visi sugebėjo tą padaryti, ką jūs. Tai iš tikrųjų mes nuo Jaunųjų advokatų asociacijos norim tokį simbolinę dovaną tokią padaryti. Čia sunku, ko jūs nustebint būtų, bet čia žinom, kad Amerikos prezidentai būtent rašo su kros parkeliais. Ir čia jų tokie visus garsiosius dekretus. Tiesą sakant, dabar kai Trumpas rašėsi gausybę, tai jisai kažkokius markerius jis ten mėtė. Markeris juodus. Bet ta pati forma. Forma panašiai, tai čia Tikėtina, išgraviruota. Vakar kaip tik su vienu kolega šitą pietavau, tai buvo inauguracija, dabar nuotraukas parodė Trumpą, tai pasakoja, kur tu buvai, toj stadione, toj dešiniai nesako, kur. O, tai čia jau tik išrinktieji šalia. Tai va, tai žodžiu, Eugenija Sutkienė, Lietuvos jaunųjų advokatų, legendinė advokatė 2025. Ne, tai čia ir nereikia. Čia matot, yra dviejų kategorijų legendos. Tos, apie kurias kalba po mirties, ir tos, apie kurias jau dabar legendos. Tai va, tai mes Eugeniją matom dabar legendą ir labai džiaugiamės, kad galim pakviestis. Tai va, tai žodžiu, įteikėm. Va,